Noriu pakviesti į lapkričio 19 dieną vykstančią Muitinės praktikų asociacijos organizuojamą 3 konferenciją visus suinteresuotus, tiek jau turinčius santykį su muitinė verslo atstovus, tiek ir tuos, kurie dar tik ketina tapti tarptautinės prekybos tiekimo grandinės dalimi. Renginio programoje muitinės srities teisinės aktualijos, prekių kilmės, importo ir eksporto PVM, muitinės vykdomų patikrinimų ir jų efektyvumo klausimai. Būdama organizatorių komandos dalimi, pažadu išties įdomų numatytos programos išpildymą, naudingas diskusijas, galimybę jums tiesiogiai užduoti klausimus ir iš pirmų lūpų išgirsti ekspertų atsakymus. Pati moderuosiu paskutinėje konferencijos dalį, kur kartu su pranešėjais bandysime atskleisti, kaip vykdomi muitinės auditai ES ir Lietuvoje, kaip tinkamai pasiruošti auditui, nagrinėsime valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės vykdomų patikrinimų santykį, kartu keldami klausimą, ar vis tik institucijų išvados gali išsiskirti. Kartu pažvelgsime į muitinės veiklos ataskaitą verslo akimis. Taigi labai kviečiu ir lauksime jūsų prisijungiant. Sveiki, esu Kazimieras Kazėnas, Easting muitinės tarpininkų skyriaus vadovas. Šių metų gruodžio 10 dieną norėčiau jūs pakviesti į 3 muitinės praktikų konferenciją, kuri įvyks Arkangelo konferencijų ir menų centre, įsikūrusiame pačiame Vilniaus senamiesčio širdyje, buvusiame vienuolyne. Atsižvelgiant į šių dienų COVID situaciją, konferencijos metu bus imtasi visų atsargumo priemonių. Tarp dalyvių bei pranešėjų bus išlaikomi rekomenduojami atstumai, patalpose veiks ventiliacija, o per pertraukas patalpos dezinfekuojamos bei papildomai vėdinamos atidarius langus. Konferencijoje dalyvaus muitinės departamento, VMI bei įvairių verslų atstovų. Todėl turėsite progą iš pirmų lūpų išgirsti, su kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos verslas ir kaip juos sprendžia. Jei atvykti ir gyvai pabendrauti negalite, kviečiame jūs prisijungti prie gyvai transliuojamos konferencijos nuotoliniu būdu per Zoom platformą bei užduoti klausimus pranešėjams. 3 muitinės praktikų konferencija bus kitokia, bet nemažiau įdomi ar aktuali. Todėl kviečiu jūs nepraleisti progos ir prisijungti prie mūsų gyvai arba nuotoliniu būdu. Iki pasimatymo!